Sakė Šarūnas. Paklausė, sako, daktarė, kas man yra. Sakau, visgi galva sužeista ir kur tau Šarūnėlis skauda. Tada jis man parodė, kad skauda pilvo srity, kaip ir aš buvau diagnozavusi masyvų kraujavimą, nors išorinių nebuvo, tenai prapjovimo ar kokios peštinės buvo uždaras vidinis kraujavimas su hemoraginiu, medicinoje vadinamu šoku. Ir mes ten dar kokių 100 metrų bendravau su Šarūnėliu, tai jis man pasakė liktai metus apie 27, yra su lašinė, srove, įsivežė į reanimacijos palatą, dar gyva. Ir po to aš jau Šarūnėlio numečiau, bet gyvai bendravau, kada jau būklė man teikiant pagalbą pagerėjo ir su juo, kai su žmogum bendravau ir tikėjausi, kad mano pacientas Šarūnas tikrai ištrauks tą traumą ir mes tikrai būsim, kaip sakant, kad vėliau sužinojau apie labai sunkiai išeitį. Dariau kaip gydytojas viską, kad jis nenumirtų ir aš Šarūną tada. Nes bestebėjau, mano auglėtas buvo jaunas žmogus, kuris miršta ir atidavė visas žinias, visą savo patirtį, kurią turiu per daugelį metų įgytą, kad tik jisai gyventų ir aš į gyvą atvežiau. Jis labai sunkios būklės buvo. Labai sunkios. Aš dirbau 40 metų greitojoje, tai man atrodė, kad vienas iš sunkiausių atvejų, kurių mes turėjome, įsimintinį atvejį, kada buvo. Tik tai labai gerai, kad greitai mes buvom sustabdyti, galbūt po 10 minučių jis būtų mirtinai nukraujavęs. Tuo vietoje. O sakykite, jūs sakėt, sustojot, nes žmonės mojavo, dabar prisimindama, ar tai buvo Dimšo tam vieta? Aš suprantate taip, kada aš iššokau iš mašinos ir pamačiau mirštantį jaunuolį, aplink mane sukiojasi žmogus, aš negalėjau pasakyti gerbiamai televizijai, kad tai buvo Dimša. Aš esu dirbusi labai ilgai, labai daug mačius, mane pažįsta žmonės ir aš iš matymo. Tas žmogus, jisai man bandė padėti, sako, labai gerai, kad jūs važiavote ir kad aš dabar turiu jau greitąją pagalbą, bet aš dirbau savo darbą ir aš negalėjau laikytis, nes berniukas jau praradinėjo sąmonę vietoje. Įdėka mano dėka, aš į lašinę ir viskas, jisai, nes jo galva jau buvo nusvirusi, tik taip prilaikė kūną, labai stipri kuprinė ir man reikėjo įvertinti, ar tą kuprinę nuimti, ar nėra atvirų kartojų lūžimų, ar tai įmanoma ir aš dirbau savo specializuotą darbą ir pasikroviau. Pati stovėdama, būdama greta ligonio, atiduodama visą patirtį, kad tik tai į gyvą išgelbėti jauno žmogaus gyvybę, dariau viską ir atidaviau, kiek galėjau savo patirties, sveikatos ir atvežiau gyvą su viltimi, kaip ir visi medikai, kad jisai turi gyventi. O nebuvo kalba to paties Šarūno, neklausėt, kas čia buvo, kas taip pakenkė? Šarūnėlis buvo labai sunkioj būklėj, sakau, pusiaukelėj, kada srovė palašino beveik pusę litro kraujo pakaitalo. Tai tada gerbiamas Šarūnas jau biskį atgavo, kaip pagerėjo, mes sakome, tada aš jau su juo suradau ryšį, kad jau vardas Šarūnas yra. Jis manęs pats paklausė, vėl kartuoju, kas man yra daktarė. Sakau, Šarūnėlis virš kaktos, jam buvo tikirsti nedidelė dešinė pusė virš antakio kaulas matėsi žaizda. Išorinių sužeidimų didelių nebuvo, kaip įtariau masyvų, labai didelį kraujavimą į vidinį kraujavimą, į hemoraginį šoką 3 laipsnio. Bet kas jie atsitrenkė, apie tai nesakė? Ne. Mano tik tai buvo kaip gydytojo prakalbinti, užmegzti, kaip medicinos mokslas aiškina, kad jau ligonis ir pacientas turi užmegzti ryšį. Kada jau man ligonis atsiliepia, aš labai džiaugiuosi, kad aš jau jis jau nebesąmonės, jis nebepraranda sąmonę. Ir aš su juo tik tai išgirdau jo vardą ir pasakė jisai man dar, sakau, kur Šarūnėlį gyveni, Jonažolių gatvėje, bet jau kokiu adresu, kiek jis man neįsakė, nes mes jau privažiavom greitosios pagalbos reanimacinę palatą
Ir staigiai mes buvome nuvežėme savo pacientą Šarūną per sąmoningą į greitosios pagalbos reanimacinę palatą. Tada aš jį atnešiau ir tada perdaviau neurochirurgams, chirurgų brigadai, nes vidaus pilvo organų chirurgams atvyko brigados labai greit su echoskopija. Ir nes išorinių žymių lūžimo ar tai buvo virš dešinio antakio 2 cm ir tokia žaizda 2,5 cm matėsi kauluose. Pridengiau tą sterilę, nes vis tiek galvojau, gali būti galvos operacija, hematoma. Ir tiek, jis man tik skundėsi, biskį sustiprėjęs, kad yra pilvo skausmai. Žinote, gal galima jūsų vardą ir pavardę? Gražina Vaikutienė, taip, gydytojas kardiologas, dirbau 40 metų Greitojoje, dabar dirbu kitoje ligoninėje, jau dabar nebedirbau. Greitosios Tai kaip kardiologė, galbūt jūs atkreipėte dėmesį apie Dimšos versiją dėl tinktūros. Matot, aš gerbiamą televiziją, aš kada pamačiau tokioj būklėj mirštantį jauną... Ne, bet ta prasme vėliau girdėjau, kad visi sako, tą tinktūrą Gudobelių, ar galėjo jis jau ten būtų toksai girtas. Mano praktikoje tai turėtų galbūt daugiau Gudobelės būti. Tam, kad būtų tokie laipsniai. Kad jeigu tokie laipsniai. Nes kiek jau dirbam, kad jau, pavyzdžiui, kitą kartą neteko girdėti, kad taip jau tokis laipsnis, nežinau, čia reiktų dar kitų ekspertų. Šiaip širdis gydoma su Gudobeliu? Aš esu kardiologas rimtam gydymui, kada yra didelis širdies pakitimai, hipertrofijos, persirgimai infarktai, stimuliatoriai, ritmo sutrikimai, tai yra šiuolaikinė medicina, kur mes pagal Europos gydą gydome tikrai su tais vaistais, tam tikrais ir trombolitiniais preparatais, gydome beta-blokeriais, sartanais. Taip kad jau Gudobelė galbūt yra vienas ne iš tų didžiosios kardiologijos gydymo. Jisai gali būti pagalbinė priemonė, turinti tam tikrą širdies ligas, bet yra pagrindė, jau mes turim labai gerų Lietuvoje aprobuotų preparatų, kurių gaunam kiekvieną dieną. Ir mes taikom ligoniams su nuolaida. Ir manau, kad jau šiuolaikinė kardiologija yra taip pažengusi, kad jau Gudobelė kaip pagalbinė priemonė prie visų turimų mūsų šitų vaistų, kurie yra dabar taikomi gydomi Europoje ir Lietuvoje. Ačiū labai.